Sveiki, mėly žiūrovai. Tai ką, atvažiavom į Londoną ir aš nutariau netikėtai aplankyti vieną iš gamintojų oro kokybės matavimo prietaisų ir pasišnekėti apie oro kokybės prietaisus. Ir nežinau, priims mane, nepriims, bandysiu užeit, pasišnekėti ir pažiūrėsim, kaip man pasiseks. Taigi, susimatysim prie vietos. Iki. Atėjau iki nurodytos vietos pagal adresą, bet kol kas nieko nerandu. Yra čia tokie sandėliukai visokie, bet man to, ko reikia, kol kas nėra. Einam, bandom ieškoti ratukais, gal kažką rasim iš kitos pusės. Kągi, taip viskas čia atrodo, fūros, bet nieko panašaus į oro kokybės matavimo prietaisų gamintojus. Ieškom toliau. Taigi radau čia va, šitą vietą, kur yra sandėlys, kur jie, žodžiu, gamina, negamina iš tikrųjų, jie administruoja gal daugiau tuos įrenginius, visus matavimo prietaisus, pirkimus, pardavimus ir panašiai su Europos Sąjunga. Ir aš kaip išsiaiškinau, sutiko mane maloniai, bet paprasti žmonės, jie nenorėjo, kad aš juo filmuočiau ar pasakočiau kažką, bet jie man daug ką papasakojo apie prietaisus, pasidalino, kad tikrai jeigu norite bendradarbiauti, prašom parašykit mums laišką, mes atsakysim ir, žodžiu, bandysim bendradarbiauti. Ir kad, maždaug apie prietaisus, ką jie ten matuoja, kokias galimybės tų prietaisų yra. Ir aš pasakiau, kad kuriu video apie tai, kaip iš tikrųjų užteršti mūsų gyvenimo aplinka, kurioje mes gyvenam. Ir aš noriu pamatuoti viską, kas yra namuose, koks oras, koks yra lauke, kuo mes kvėpuojam ir ant kiek tai yra sveika ar nesveika. Aš manau, Lietuvoje yra tikrai nuostabus oro, nuostabi kokybė ir praktiškai mums nereikia dėl to jaudintis. Bet vis tiek įdomumo dėliai aš padarysiu matavimus, išmatuosiu namuose, po to išmatuosiu kiniškam namelį oro kokybę ir galėsim palyginti ir įsitikinti, ar tikrai tas namelis skleidžia kažkokias tos dalelės, kurios yra kenksmingos mūsų organizmams. Tai ką, susimatysim tuomet jau su matavimo prietaisu. Iki. Tai ką, sulaukiau nemažai komentarų, kad apie namelio kenksmingas medžiagas skleidžiamas ir susirūpinimą mano sveikata. Ačiū Jums labai, kad komentuojate, kad rašote. Ir aš pagalvojau, kad visai būtų neblogai išsimatuoti ir pasižiūrėti, kokia iš tikrųjų yra tų kenksmingų medžiaga koncentracija mūsų ore kvėpuojamam, kuriuo mes kvėpuojam. Ir taigi aš parašiau gamintojui, kuris atsiuntė man įrenginį matuoti oro kokybę. Taigi, bandom pakinti ir pasižiūrėti, kas čia viduj. Tai ką, gamintojas atsiuntė tokią įdomią juodą dėžutę. Kas čia šiltoj dėžutėj, pasižiūrėkim, gerai, viską metam ant žemės. Tai va, pasižiūrėkim, čia tokia dėžutė yra. Ir instrukcijų daug, laidukas pridedamas ir dar toks įrenginys. Štai toks įrenginys, pasižiūrėkim, išsipakuokim jį. Ir op. Tai va, toks įrenginys. Ir dabar bandysim mes žiūrėti instrukciją, skaityti ir aiškintis, kokius rodmenius jisai konkrečiai rodo ir ką matuoja. Taigi, kas yra PM2.5, tai yra smulkios iš tikrųjų dalelės, kurios yra 2,5 nanometro didumo. Jos yra be galo mažos ir todėl gali patekti į plaučius ir
į kraujotaką ir ilgalaikis buvimas šitų medžiagų ore iš tikrųjų gali sukelti įvairius kosulį, astmą, plaučių ligas ir širdies priepuolius, vėžį ir kitus dalykus. Taigi PM2.5 yra labai svarbus rodiklis. Prieikime prie kito rodiklio, tai yra PM10. Tai yra dalelės, kurių skersmuo yra 10 mikrometrų arba mažesnės. Dėl didesnio dydžio jos dažniausiai nepatenka taip giliai į plaučius kaip PM2.5, bet vis tiek didesnė jų dalis sulaikoma nosies ir gerklės gleivinėje ir tada gali sukelti tokias juodus snarglius ir dar kažką tokio. Žodžiu, yra kenksmingos sveikatai bet kuriuo atveju. Taip, pagrindinis dalykas, nuo kurio aš pradėjau iš tikrųjų domėtis oro kokybės ir sveikata oro, tai yra komentaras apie formaldehidus ir būtent šitas prietaisas, jisai matuoja ir formaldehidus, HCHO ir bespalvė stipraus kvapo cheminė medžiaga, kurios formulė yra CH2O ir Tarptautinė vėžio agentūra formaldehidą priskiria pirmos grupės kancerogenams. Tai net nedidelė jos koncentracija ilgalaikė gali sukelti lėtinės kvėpavimo takų ligas. Nosiaryklės vėžį, storosios žarnos vėžį ir kitokius genetinės mutacijas. Žodžiu, į tai labai yra svarbu atkreipti dėmesį ir ačiū tikrai komentatoriui, kuris domisi mano sveikata ir tai pažymėjo, kad kažkokios medžiagos namūke esančios gali sukelti žodžių pasekmes kažkokios tai. Taigi, prieinam prie sekančio matmens. Tai vok. Tai yra bendras lakiųjų organinių jungiklių kiekis. Total Volatile Organic Compounds. Apima įvairius dažniausiai sutinkamus lakiuosius organinius junginius, tokius kaip benzinas, tolenas, stirenas, formaldehidas ir kiti. Jis gali, didelė koncentracija šito kancerogeno gali pakenkti odai, kepenims, inkstams, centriniai nervų sistemai ir kitiems organams. Standartiškai prietaisas taip pat matuoja temperatūrą ir drėgmę, bet tikriausiai tokie prietaisiukai pas mane jau namuose senai jau buvo, jie matuoja ir pas mane namuose tikrai temperatūra ir drėgmė yra palaikoma pakankamai stabiliai. Ir galutinis ir paskutinis matmuo yra AQI, Air Quality Indexas, tai yra oro kokybės indeksas iš tikrųjų ir jisai svyruoja nuo 0 iki 500, kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis oro užterštumas ir galimas poveikis sveikatai. Taigi, kaip apskaičiuoti šitą AQI indeksą yra parašyta instrukcijai, bet mes į detalės nesigilinsim. Todėl keliaukim prie pačio prietaiso ir prie jo rodmenų ir pasižiūrėkime, kas iš tikrųjų yra pas mus per oras, kuriuo mes kvėpuojame. Taigi, mano šiandienos matavimo objektas yra A++ klasės kotedžas, namas, kuriame aš šiuo metu gyvenu. Ir kaip jūs žinote, oro kokybė kotedže yra palaikoma rekuperatoriaus pagalba, kuris atiduoda ir filtruoja orą per filtrus. Ir aš jau pakankamai kažkurį tai laiką nesu keitęs tų filtrų, minimum pusę metų. Ir aš
noriu pasižiūrėti, kokia iš tikrųjų šiuo metu yra oro kokybė pas mane namuose, išmatuoti ir pateikti rodmenis jums. Ką dar verta paminėti, pirmą kartą įjungus prietaisą reikėtų 30 minučių palaikyti jį įjungtą tiesiog, kad jisai pats susireguliuotų kažkaip tai ir toliau tada pradėti jau matavimus. Pradėsiu savo matavimus nuo miegamojo, nes visą naktį vedinau, visą naktį buvo atidarytas langas, nes pakankamai karšta jau ir galėjau tai sau leisti ir jungsiu įrenginį ir bandysiu jį sukalibruoti. Taigi, pirmin. Tai kągi, reikia nuplėšti nekaltybės plėvelę. Nenusiplėšė plėvelę. Reikia tikriausiai 2 rankom. Mano antrą dublį. Tai va, iš pirmo karto nepavyko nuplėšti, tai dabar bandysim iš antro karto nuplėšti nekaltybės plėvę. Nu va. Su pirmu kartu. Op. Nu, rašo kokios good. Pastatom ir palaikysim jį čianais kelias valandas ir pažiūrėsim rezultatus. Tai kadangi patalpa yra vėdinta, tai ko gero dabar rodikliai geri, bet pabandysim po pusvalandžio, kai jisai susikalibruos, bandysim uždaryti langą ir pasižiūrėsim tada, kokius rezultatus rodys. Tai kągi, uždariau langą ir bandysim palaikyti kambarį uždarius langą ir pasižiūrėti, ką rodys prietaisas. Kol kas rodmenys atrodo geri. Ir mes matome PM2,5, PM10 yra tikrai maža koncentracija šitų dalelių ir oras yra sveikas, kvėpuoti. Kadangi kotedžas nesenos statybos, tai visi rodmenys atrodo geri, sveiki. Bet aišku, reikia nepamiršti, kad mes buvom atidarę visą naktį langą. Taigi, žiūrėsim dabar, kaip kils skaičiai arba nekils uždarius langą. Taigi, po visos dienos matavimo užėjus vakariai kambarį. Žodžiu, yra tokia situacija, kad formaldehidų kiekis, koncentracija yra smarkiai padidėjusi kambarį. Ir tai va, ant tokios ribos šokinėja, tai pasikelia į viršų riba, tai nusileidžia žemyn, bet o taip pajudinus orą aplinkui, galima pastebėti padidėjusius rezultatus. Tai va, žodžiu, bet kokia yra problemėlė, kad kambarys uždarytas ir smarkiai pakilusi oro temperatūra, kuri gali, aišku, daryti įtaką visom medžiagom ir tos medžiagos, tai yra baldai, kiliminė danga, gali spinduliuoti, pradėti formaldehidus ir taip teršti aplinką. Tai vat, labai įdomus ir netikėtas rezultatas, bet ką, stebim toliau. Žodžiu, visą dieną neįvedinau nieko. Tai vakarą tokius pradėjo rodyti dalykus ir kad oras yra tragiškas tiesiog. Dalelio nebėra šitų, bet AQI indeksas yra aukštas labai ir rašo unhealthy. Tai ką, bandysim keisti filtrus rekuperatorius ir įjungsim rekuperatorių ant maksimumo ir pasižiūrėsim, ką rodys sekančią dieną. Dabar tiesiog atsidariau langą ir vėdinsiu kambarį, prasivėdins, turėtų pagerėti rezultatas.
Tik tęsim savo matavimus. Kai tik gėlytė nuvytus. Tokia nenuvytus. Pusgyvė. Šalia ir pamatuosim, kokia čia oro kokybė yra virtuviai salone. Tai matavimai apačioj yra tokie. Kaip matote, formaldehidų kiekis padidėjęs ir, aš galvoju, gal tai tiesiog prietaisas durniuoja ir gal aš jį sugadinau ten vakar, be matuodamas visą dieną, nežinau. Tai bandysim kažkaip spręsti šitą problemą, nežinau, aš dabar vedinu kambarį ir jeigu prietaiso rodmenys mažėja, o po to uždarius vėl didėja, tai gal ir nemeluoja prietaisas vis dėlto. Tai pabandysim paeksperimentuoti. Kągi, pravedinus kambarį, pasirodo viskas kaip ir susinormalizavo. Bandysiu dabar vėl uždaryti ir stebėsiu, kas vyksta vėl. Arba gal nieks nevyksta. Žiūrėsim. Tai o šiaip duomenys tokie, kad netgi gąsdinantis, nes ten tiek padidėjęs formaldehidų kiekis, kad yra nesveika gyventi šituose namuose. Ir pradedu užduoti klausimus, kur gali būti sveika. Bandau pakeisti rekuperatoriaus filtrus. Būtinai atsisukam gražiai. Išjungiam iš elektros būtinai, kad nebūtų pajungtas. Atsukam šitą dangtį ir pasižiūrėsim, kas čia bus. Nes taip tai oro rodo puikiai. Gerą oro kokybę namuose, nepakeitus filtrus. Filtrų nekeičiu minimum pusę metų. Aš manau, kad pakeitus filtrus niekas smarkiai nepasikeis. Bus tas pats rezultatas, koks ir buvo prieš tai. Klausimas, ar galima pasitikėti tokiu prietaisu, aišku, dalelių matuokliu. Pasakyti negaliu, sudėtinga, nes yra, kaip sakant, mėgėjiškas prietaisas ir yra toks, koks yra. O, filtriukai. Tokie, matos, pasikimšę biškelį. Gal ir ilgiau negu pusę metų nebuvo, ne? Čia jau keisti. Jom. Tai naujai statau filtrą. Čia, žinau, tikriausiai taip turėtų būti. Ir ten tas irgi išsitraukiam, pasižiūrėkim. O tos taip atrodo. Wow. Nežinau, tikrai reikėtų dažniau jas keisti. Pasirodo, gerai laiko. Visokias dulkės, panašu. Taip pat yra rodiklė, kad oras turi eiti į tą pusę. Tai man atrodo, čia taip turi eiti. Tiesą sakant, neįsivaizduoju. Tai pakeitim filtrą, dabar atgal viską tik įsuk. Ir viskas. Bet filtriukai tai tikrai nustebino mane, kad jie taip tokie jau pajuodę net. Tai ką, jungiam rekuperatorių ir žiūrėsim, kas čia, ką jis man parodys. Op. Okay. Kažkoks raudonas šviečia, nežinau. Gal nelabai gerai. Jo, plytelėje, žodžiu, degė tas raudonai. Ir palaikius 5 sekundės jis užgeso, nes čia yra daviklis realiai, kada raudonai užsidega šitas
lemputė raudonai, tai reiškia, atėjo laikas keisti filtrą, jisai suveikia kas 3-6 mėnesius pastovaus darbo, taip kad reikia stebėti šitą vietą ir jeigu užsidega, keisti filtrą ir tada palaikius 5 sekundės nunulinti. Tai ką, atsikėliam, dabar pakeitę filtrus, viską, dabar biškelį šiek tiek rodikliai padidėja, bet jie po to sumažės, kai susikalibruos po kelių minučių ir mes žiūrėsim vis tiek vidurkį ir stebėsim, koks oras bus pakeitus rekuperatoriaus filtrą miegamajam, nes miegamajam buvo pati didžiausia ne problema, bet labiausiai matėsi, kad daugiausiai tų dalelių ir formaldehidai pakilę. Tai pasižiūrėkim, ką rodys pakeitus rekuperatoriaus filtrą.